Banger. Banger. Opa! Sugrįžo Rička vėl čia, penktadienį su jumis. Jau, tuts. Na kągi, sveiki, su jumis sveikinas Rička, čia yra studijos laidelė Pasigamink pats ir šiandien yra penktadienis. Penktadienis! Tai ką, šiandien gaminsime dar vieną šaunų receptą. Šiaip šiandien nustebinsiu jūs, nes šiandien gaminsiu net 2 receptus vienoje laidelėje. Čia taip, wow, kodėl, už ką čia taip, ane? Ne, šiaip galvau, kad vienas bus per paprastas receptas, kurį jau turbūt žinosite, o kitas taip, plius minus. Tai dėl to gaminsiu 2 receptus. Tai vat, ilgai nekalbėsiu, nes matau už lango labai fainas oras, lyja. Dabar bėgu į parduotuvę nusipirkti produktų, biškį sušlapau, bet ne esmė. Esmė yra tame, kad nesu cukrinis ir tame yra, kad filmuoju šiandien laidelį, nors šiandien galvau, kad nefilmuosiu, bet pavyko man. Tai va, linkiu gero žiūrėjimo ir susitiksime netrukus. Pirmas šiandienos receptas bus braškės su pienu. Kaip žinote, dabar atėjo vasara, o vasarą noksta uogos visokios, tai kaip tik braškės prinoko. Tai pasiskolinau iš babulytės daržo braškių. Ir šiandien parodysiu, kaip pasigaminti pieną su braškėmis. Tai yra pats nerealiausias ir labai skanus receptas. Tinka vasarą, nes kai vasara yra karšta, tu nori atsigaivinti, o jeigu dar pienas šaltas, tai liauks pasaka. Tai vat, žiūrime, ko reikės šitam receptui. Šitam receptui reikės labai nedaug produktų. Tai yra pagrindiniai tie produktai kaip pienas, cukrus ir braškės. Pirmiausia, mes nusilupsime braškių uodegėlės. Aišku, prieš tai jas nuplaukite, nes juk su purvais nevalgysit. Tada dedam braškės į vieną dubenėlį ir su šakute sutrinam. Braškių galite dėti kiek norite. Tai va, kai susitrinėme braškės, įpilam šiek tiek cukraus. Aišku, pagal savo skonį, jeigu mėgstate saldžiau, įdėkite daugiau. Ir galiausiai užpilame pieną. Šaukštą išmaišome ir volia, braškė su pienu pagaminta. Skanaus. Prašau, palaukit, neišjunkit dar video, nes šiandien dar laukia dar vienas receptas, nesakiau, kad bus 2. Tai va, šiandien mes gaminsime ledų ir pieno kokteilį su braškėmis ir bananais. Taigi mums reikės bananų, vanilinių ledų, braškių, cukraus ir pieno. Taigi pirmiausiai sudedam braškes, jos buvo nuplautos ir nulupti koteliai jų. Įpilam cukraus pagal skonį, įdedam bananą, tada įdedam porą šaukštų, gerų šaukštų vanilinių ledų. Ir galiausiai įpilame pieno. Uždarome. Ir plakame, kol viskas gerai susitrins. Atidarome ir matome mūsų šviežią pieno ir ledų kokteilį su braškėmis ir bananais. Įsipilam į mūsų stiklinę. Papuošiam su braške ir volia, skanaus. Jeigu jums patiko šitas receptas, laikinat, subscribinat, dalinate su draugais ir sekate mane toliau. Oho, kaip skaniai šitas kokteilis. Tikrai pasigaminkite, nustebinkite save ir savo artimuosius ir tada jūsų diena bus pati nuostabiausia. Tai va, per savaitę atėjo pas mane 11 subscriberių. Nu, manau, kad čia nemažas skaičius, kaip man tokiam šefui. Aišku, gal tas skaičius ir didės, gal kitą savaitę bus daugiau. Bet tikrai džiaugiuosi, kad kažkas vis tiek eina pas mane, ten lankosi ir žiūri mano tos video, stebi mane. Tai tiek ir norėjau pasakyti, šiandieną buvau aš su 2 receptais ir tikiuosi jums tai patiko, nes susitiksime lygiai po savaitės. Iki.
eik tu savo. Rojuje